Pirmiausia, aš labai noriu padėkoti Berlin Chemie Menerini Group vadovams už dovaną Vilniui ir vilniečiams ir kad štai graži akcija per tokį trumpą laiką duoda pirmą konkretų rezultatą Vilniaus mieste. Fontanas po kapitalinio remonto ir tai yra būtent geras pavyzdys socialiai atsakingos įmonės. Taip, kaip turi veikti įmonė, galvodama ne tik apie be abejo pajamas ir pelną, bet ir apie tai, ką gali padaryti gero, suderinant be abejo su marketingu ir visą kitą pačiam miestui. Mes esame savo miesto patriotai. Aš noriu padėkoti merui už tokią fantastinę idėją, kad verslas gali prisidėti atitinkamai, kiekvienas verslas gali skirti tam tikrą sumą pinigų miesto papuošimui, mes irgi pagal savo išgales. Ir tikiuosi, kad tas fontanas čia trykš ilgai ir džiugins vilniečius ir svečius. Tai yra 50 000 litų, tai yra gana didelė suma. Ir aišku, džiugu, kad ir daugiau atsiranda siūlančių, kažkas suoliuko dovanoja, kažkas, sakykime, kitą gražų darbą nori padaryti Vilniaus miestui arba, pavyzdžiui, gėlynų pradeda rūpintis. Taigi ta programa įsibėgėja.